kur verda gardus šiupinys. Labą vakarą, džiaugiuosi galėdama šiandien pasveikinti visus iš Klaipėdos, stoviu tarp vyrų mūrų lietuvininkų, tikrais lietuviškais lietuvininkų rūbais pasirėžysiu ir švenčiam šiandien čia užgavėnės. Jau 20 metų Klaipėdos etnokultūros centras yra prikėlę šitą tradiciją naujam gyvenimui, tačiau šiemet norim sugrąžinti jiems dar vieną savastį. Tai yra, valgant tradicinį klaipėdietišką šiupinį, įprasti ir paaukoti miestelėnų reikmėms. Veivirčėnų bendruomenė šiemet gražiai įsijungė į mūsų užgavėnių šventę, atsivežė net kelis katilus, išvirė šiupinio ir visas jau suvalgytas. Mes gaivinom šitą tradiciją prisikviesdami bendruomenės, daugiau rengdami edukacijas tokias ir virdami šiupinių užgavėnių metu, bet mūsų bendras toks susijungimas, ar ne? Aš manau, kad šiupinį kitąmet virs visos kavinės, visi klaipėdiečiai ir visos bendruomenės sugužės. Ir manau, kad įmonės parem šitą tikrai klaipėdietišką tradiciją ir kitąmet jau bus jų daug. Tai yra pradžia, o ir išsivystys tradicija į kokį tai naują nuoseklų dalyką pamatysim. O dabar pasakojimas apie tuos, kuriuos iš tikrųjų šiandien nutarėm pagerbti. Čia yra mini galerija miniatiūroms. Iš pradžių iš čia buvo senoviškus ženklus pradėjęs, buvo irgi rinkti. Čia nų laikųgi čia, žinokit, visi senieji. Nijolė Narijauskaitė Gražienė, teatro aktorė, dėstytoja ir savo vyro Broniaus Gražio bendražygė, jo gyvenimo idėjų bendrasavininkė ir puoselėtoja. Prisiminusi iliustratyvę istoriją apie mažą sieninį veidrodėlį, vienintelį ponios Nijolės buities inventorių jų bendro gyvenimo pradžioje ir tik per vargą iškovota antrąjį, didesnį, kada galėtų matytis visa, nes sienos skirtos tik paveikslams, tęsėme ekskursiją apie meną ir sielą. Sudėtingas žmogus ir kuriam visko labai reikėjo, kuris visko domėjosi, jam viskas buvo labai įdomu. Bronius Gražys, teatro aktorius ir režisierius. Labiau muziejininkas nei kolekcininkas. Visą gyvenimą ieškojęs grožio ir harmonijos, kažkada savo įspūdingiausią paveikslų kolekciją pradėjo mažųjų pasaulio dailės šedevrų reprodukcijų rinkiniu. Tai buvo dar aukštųjų aktorystės studijų laikais ir jų buvo per 5000. Šiandien namų sienos kalba tik originalais ir tik lietuviškai. Yra vienintelis pas mus, yra ne lietuvių, reiškia, dailininkas, tai yra ikona, kurią jam dovanojo, reiškia, draugas, susukta iš Ukrainos, žinot, atvežta ir restauravo, ir tai vienintelė yra. O šiaip visi yra Lietuvos dailininkai, visi ir Stasiulevičius, ir Kuras, ir čia jo paties, pavyzdžiui, dar du yra Kuras. Visi garsiausi Lietuvos dailininkai, kuriuos ir mainydavo, ir pirkdavo, ir kuo jis, suprantat, ir anais laikais lengviau dar būdavo, draugaudavo su tais dailininkais, ir jeigu būdavo, kad mėnesį laiko jisai negauna naujo paveikslo kokio, tai jau jam negera, jau jisai neramus, o jau kai ateina paveikslas, tai tada svarbiausia yra, kada jisai, suprantat, kaip jį pakabint. Ir jis tada vaikšto kelias dienas, jį pakabina, čia netinka, suprantat, čia gal koloritas prie kito paveikslo netinka. O gal čia reikėtų, o gal labiau tiktų pagal temą jau kažkas, tai supranta dar kažkoks. Jis jausdavo begalinį malonumą su tais dirbdamas, su tais paveikslais, juos kabindamas, juos rūšiuodamas. Apdovanotas prezidento ordinu už nuopelnus Lietuvai. Klaipėdos miesto padėkos kaukę už nuopelnus teatro menui, Klaipėdos kultūros magistro titulu. Bronius Gražys niekuomet neužmiršo teatro. Jo vaidmenys lietuvių ir užsienio autorių spektakliuose, kino ir telefilmuose įsirėžė kultūros ir žmonių atmintyje. Silpnos sveikatos Broniaus Gražio pėdsakai niekada nebus nuskalauti ir jo paties darbų palikime. 6 poezijos knygelių autorius, metraštininkas, tapytojas. Savo gyvenimui įamžino ir kitų darbus bei atmintį. Buvo išleidę 12, tai buvo teatro metraštis, kuris buvo leidžiamas teatro dienai, teatro dienos proga, kur buvo, reiškia, visi teatro
senieji pastatymai, ir teatro žmonės, ir mirė, pagerbiami visi tie, kurie mirė žmonės, ir visos premjeros jo buvo, reiškia, va teatro dienai, metinis, vienkartinis, nepartinis, gausiai iliustruotas Klaipėdos dramos teatro laikraštis. Dabar autografai, ir jų labai yra daug, aš čia tik paėmiau kaip vieną, kaip pavyzdį. Jis brangino, pavyzdžiui, jis labai brangino Vidūnas. Ir jis taip, žinot, jis čia toks darbas yra, čia paklijuota, pažiūrėkit, kaip čia padaryta viskas, va. Kaip pasižiūrit, va, matot? Ir tik palikta ta vieta, kurią reiškia, kur yra pats autografas. Va, Mykolaitis Putinas, Simonaitytė, Šemerys, čia vat klaipėdietis. Sukaupęs tomus fotonuotraukų iš teatro gyvenimo, kurias pradėjo dar kartu su žmona dirbdamas tuometinėme Kapsuko, dabar Marijampolės teatre, kuo beje, anot ponios Nijolės, užkrėtė ir žinoma kolega, aktorių Rimgaudą Karvelį, studentų ir draugų širdyse išlikęs kaip puikus pašnekovas ir atviras kultūros fondas, visada kompaso rodyklę nustatęs į estetiką ir dvasingumą, šiandien šturvalą perdavė savo žmonai. Jis, kaip sako, jis mane galbūt ir auklėjo ta prasme ir kada ateina kokie nors, suprantat, žmonės, draugai ar ten kas nors prašo parodyti, papasakot, jau aš jaučiu, kad aš jau pasakoju jau apie viską, apie paveikslus, apie viską, ne iš šono, bet jau lygtai ir aš pati būčiau dalis šitų paveikslų, šito gyvenimo. Nu taip ir išėjo, klausykit, mes auksinės vestuvės atšventim 50, suprantat, metų 7 ir jau kitaip ir neišeina, nu. Tapau kažkur tai ir jo troškimų, jo visų, žinot, ir tokia bendra savininkė, kitaip jau man neišeina. O kad nelengva, tai žinoma, kad nelengva. Klaipėdietį fotografą Algirdą Darongauską sutinkame Kretingos pranciškonų vienuolyne. Tai didžiulė mano gyvenimo malonė būti šiuose Dievo namuose, sako fotografas. Man jau 24 metai pažįstasi kelis atsikūrusio vienuolyno brolius. Tai brolis Benediktas, brolis Gediminas, brolis Astijus, kurie mane atgaivino pajautai ir traukai lyg krikštui prie dievulio, per dvasią, per pažinumą, per tikėjimą, patikėjimą jais, kad vis dėlto tai yra labai gilu ir sakralu ir patikima. Pamaldumą fotomenininkas įamžino Kalvarijų atlaidų nuotraukų cikle. Leidinyje Amžinybės portretai Mosėdiškio Vaclovo Intos akmenynas. Kelerius metus tarsi metraštininkas nuotraukomis fiksuoja onkocentro ir vienuolyno statybą. Tačiau dažniausiai fotografą galima sutikti prie jūros, Karklėje, taip vadinamoje Olando kepurėje. Jau daugiau nei 10 metų Algirdą Darongauską pakerėjo šios pakrantės akmenys. Apsilankau toje pačioje pakrantėje ir nuolat kaitaliojasi vaikšto akmenys. Ir mane labai pakerėjo neįtikinamai. Ir tiesiog susirgau aš šią vietą fotografiškai ir mane pakerėjo jų kaita, kad net pradingdavo jie, susmegdavo į smėlį ir po kiek laiko vėl kitoj vietoj kiti atsirasdavosi. Tai mane pakerėjo, aš susirgau šią vietą. Kas su jumis atsitinka, kai jūs pasinerėt į tuos akmenis?
tada manau, kad įvyksta dalinė alegoriškai amnezija. Ir aš tada pamirštu aplinką, aš nebegirdžiu žmonių, man nebesvarbu, kaip aš atrodau prieš juos ten klupščiaudamas ar braidydamas, nepratingai. Bet tai mano būties Olandų kepurėje prasmingumas. Kaip likimas susidėlioja. Vieni įsimyli, apsiveda, sukuria šeimą ir sumyli vaikelius ir tai jiems yra gyvenimo gėlės, jų būties įprasminimas. Kadangi man likimas vis dėlto lemtis lėmė būti vis dėlto vienam, tai mano fotografijos yra dalinai simboliškai, alegoriškai vaikeliai, mažutėliai, kuriuos aš puoselėju, bet prie jų neprisirišu, nes vaikai taipogi paauga ir iškeliauja iš tėvų namų. Bet akmuo man pats artimiausias, tik tai žemė kaip simbolis amžinesnė už akmenį. Ir jie man lyg gyvi ir aš juos kartais ir paglostau, pasisveikinu, pajaučiu. Aš jau kelis metus vis jaučiu, nors tai nekrikščioniška, bet būčiau suprastas, kad gyvenimas saulėlydį, nors mes nežinome nei dienos, nei valandos, kad aš būčiau išbarstytas Olandų kepurėje. Tai mano paskutinis noras, kurį keli artimiausi žmonės žino, tai lyg ištirpti Olandų kepurėje savo įprasminimo, savo aukojimuose, savo alinimo, savo lyg fotografavimas Olandų kepurę ir jo akmenis. Tai lyg malda, tai lyg būties malda.